selfie toj pasidarom, kol pažiūrėdom čia. Nematau, žiūrime. Kur tas ant laužo, va. Degantis. Gerai. Galim važiuoti. Ką mes šiandien deginsim ant laužo? Skrendu į New Yorką. Gal dar iki Vašingtono nuskrysiu. Kalsime karštą vinį kartu su žmogumi, kuris beveik išsiuntė Remigijų į New Yorką. Tai asmeniniai reikalai, asmeniniai darbai ir valstybės reikalai tuo pačiu. Jau parodė savo veidą. Visiems geriau žinomas anonimas Karolis Žukauskas. Sveikas. Kas tie žmonės, pas ką vyksit, su kuo susitiksit? Eisime pabaigoje kelionės vizito, mes tikrai jas kleisim ir tikrai pamatysit. Ten buvo tokių niuansų, kurie gal kažkaip nepraėjo viešumoje taip plačiai, nes ta visa istorija taip skambėjo, bet ten per tą susirašinėjimą 20 kelis laiškus mes apsikeitėm. Oho. Aš jo paprašiau, Rainas Rydelis paprašė padėti patarpininkauti su Rusijos ambasada. Klastojo profesionaliai, čia tokie kaip telefoniniai sukčiai, tokie gerai paruošti. Jie yra tikrai profesionaliai, dirba labai viskas idealiai, tvarkingai sudėliot. Čia dar tuo metu keliavau Marokė, buvo taip, kad aš neatsakau, kokias 3 dienas jis jau man rašo. Tai kada čia tie bilietai, žinai, ir ten su draugais juokdame, žinai, ten kokią vinelę Marokė, kol dar nebuvo Ramadanas, išgeri, jie eina mėgoti, aš einu makėtuoti Žemaitaičio tų bilietų, žinai. Nu ir tada pareina ir aš atsisėdau ant to naujo, kaip tik Rosto Solelių, tų lenktų taip iš toliau, žinai. Ir aš žiūriu, kad jie pareina tiesiai link manęs, bet greitai tokį, žinai. Nu ir filmuoju slaptą tai. Nėra tokių bilietų tiesiog faktiškai. Tai iš mūsų pusės, žinokit, nieko daugiau negalima apgailestaujam, bet nieko negalim tikrai. Ir nueina, ir aš matau, kad žmona taip, nebuvo, kaip čia smagu žiūrėti tokia Instagram ar kažką scrollina mechaniškai, net nežiūri Žemaitaičio pusę. Skambina man nepažįstamas numeris, sako, čia iš policijos. Ar ką nors žinote apie ten kovo 4 įvykdytą Žemaitaičio apgavystę? Formuluotė buvo, ar jūs turit kažką bendro? Tai sakau, taip, turiu kažką bendro, čia aš ir dariau. Tikrai labai Rūta viską tvarkingai tikrai padarė. Tai jis iškart kitą dieną tos atsispausdinus tus laiškus pas Jadatinę į laidą. Nu, durnė galvoja pačioj, tai e-mailais ranka surašyti, žinai. Tavo nuomonė, kas šiandien laimi? Tiesa ar melas socialiniuose tinkluose? Be didelių dvejonių, kad dėja tai melas laimi.